Mano vardas Anželika, man 24 metai, esu iš Vilniaus. Esu įgijusi vidurinį išsilavinimą, baigiau 2 metų trukmės kursą, aparatinį įrangą ir operacinę sistemą Windows. Išmokau dirbti operacinės sistemos Windows XP aplinkoje, naudotis įvairiomis kompiuterinėmis programomis, naudotis spausdintuvų, skanerių bei modemų. Baigiau Tarptautinės teisės ir verslo aukštoji mokyklą teisės specialybės kursą, kuriuo metu įgijau žinių teisės ir kriminalistikos srityse. 2014 metais sėkmingai baigiau buhalterinės apskaitos mokymo programą Valakupių reabilitacijos centre. Mokymo metu įgijau raštvedybos, apskaitos dokumentų sudarimo, darbos užmokesčio apskaičiavimo, darbo sutarčių sudarimo, darbo su apskaitos programų Revilė, praktinių ir teorinių žinių. Taip pat 2014 metais dalyvavau tarptautinėme projekte Mes galime dirbti 2020, kuriame atsiskleidžiau kaip aktyvi ir kūrybiška dalyvė. Esu dirbusi operatorė Vilniaus skalbykloje. Mano gimtoji kalba rusų, tačiau laisvai kalbu lietuviškai. Šiek tiek moku lenkų kalbą, norėčiau išmokti anglų. Esu imli ir tikslinga asmenybė. Laisvalaikį mėgstu sportuoti, užsiimti rankdarbiais, keliauti bei skaityti knygas. Domiuosi muziką, esu baigusi muzikos mokyklą. Dirbdama komandoje pasižymiu nuoširdumu ir komunikabilumu. Darbo veikloje vertinu kruopštumą, atidumą, esu atsakinga. Norėčiau dirbti buhalterio apskaitinko padėjėja. Esu pozityvi, nebijau iššūkių, esu nusiteikusi tobulėti ir mokytis naujų dalykų. Planuoju artimoje ateityje įgyti vairuotojo pažymėjimą. Ačiū.